Krizėje Jėzus tarė Petrui: kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai kur norėjai, o pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perijos ir įkves kur nori. Evangelija pagal Joną, 21 skyrius, 18 eilutė. Ką bendro ši eilutė turi su krize? Taip jau yra, jog darome tai, ką norime. Einame ten, kur norime. Bet jau tol, kol esam stiprus jauni, pajėgus. Dėl to mums reikia krizės. Dėl to Dievas kartais turi imtis drastiškų priemonių tam, kad pasuktume eiti jo keliais, apsiginklavę jo, pasilikdami jo esybėje ir vien tik nuo jo priklausomi. Jis paėmė mūsų galią ir saugumą. Viskas susvyruoja ir regis kilimas, ištraukiamas mums iš po kojų. Sunaikinama viskas, kas mums buvo taip vertinga. Tikslai subyra, veltui įdėtas darbas. Ir kai galiausiai pergrūname ant žemės, išgirstame jo švelnų, bet jaudinantį balsą. Ar nori priklausyti man, ar nori sekti manimi, ar atiduosi man savo gyvenimą. Galiu pradėti su tuo kažką daryti. Noriu tavęs, koks bus atsakymas. Kai kurie tokią krizę išgyvena dar jaunystėje, kiti vėliau. Dar kitiems reikia patirti daugelį krizių, kol jiems ištars viešpats. Tai būk tu ir mano viešpats. Būna ir taip, kad daugelis tarnauja viešpačiai savo pačių jėgomis, idėjomis, norais bei tikslais. Tarnystės varomoji jėga dažnai esti užuojautą kitiems bei matomas poreikis. Ir tuomet stengiamės kovoti dėl šio poreikio. Melsti, kad Dievas visą laimintų. Vis dėlto Dievas kiekvienam daro paruošia tam tikrus žmonės ir tavoje vietoje gali būti tik tu. Tiek daug užduočių yra skirtų kitiems žmonėms ir tik viena yra tavoji užduotis, kuri vykdant viešpats tave laimina labiausiai, suteikia jėgų, meilės ir gailestingumo, džiaugsmo bei kantrybės. Tik tu gali atlikti šį darbą kartu su viešpačiu. Dėl to krizės yra gerai. Taip jis gali pagaliau tave apjuosti ir apginkluoti ir vesti tave ten, kur tu dar nenori eiti. Jis sieks savojo tikslo, net jei mes dar to nenorime. Kaip gerai, kad jis turi kantrybės, jėgos ir išminties leisti įvykti savai valiai, taip pat ir mumyse. Dėkoju Jėzų už šią krizę. Tu leidai jai įvykti, nes sieki savojo tikslo, nuvesti mane į man skirtą vietą. Viešpatie, atiduodu tau savo saugumą ir savo galėjimą. Apginkluok ir vesk mane, aš pasiruošęs. Amen.